jie jau kreipėsi mumis, kada viską buvo visus dokumentus jau pasiruošę, dokumentaciją ir leidimus išsiėmė. Biržės atrėžimo medžiaga, kur yra sužymėti, pavyzdžiui, šituose kirtimuose miškininkas eina ir sužymė kelius, kur, kaip pavyzdys, tiesias linijas, kuriuose bus važiuojama traktoriaus. Tuo metu suskaičiuoja tūrį ir dar pažymė, kas kertasi tarp medžių. Ta prasme, tarp valksmų, kad išimt prastesnės kokybės medžius. Susiskaičiuoja tūris, tos dokumentus pateikia miškų inspektoriui, kuris išrašo leidimus, įkelia į ALE sistemą. Tuomet išrašo leidimą kirst miško, jeigu nėra kažkokių tai papildomų apribojimų. Ir jau tada, kai yra visi leidimai, tada, kai buvo jau visi leidimai, tada tą mišką pasiūlė mum. Mes pasiūlėm konkurencingą kainą ir nupirkom. Darant miškotvarkos projektą buvo numatyta, kokie kirtimai bus daromi visam miško sklype, nes miško sklypas yra apie 20 hektarų. Kada jau yra patvirtintas miškotvarkos projektas, tada Biržės rėžėjas, kuris atlieka tuos lauko darbus, sužymi visus medžius, jis pagal miškotvarkos projektą orientuojasi, kokiom kryptim, kaip pavyzdys, mes kelią turim už savęs, kur yra sandėliuojama mediena. Tai valksmos ir buvo formuojamos išilgai viso sklypo, kad visą medieną tempt link kelio. Jeigu, kaip pavyzdys, kelias būtų dešiniai pusėje, tai tada valksmos būtų formuojamos į tą pusę.